Labas visiems, čia laida Būti sveikesniam, nes skanauti galima ir sveikai. Labadiena. Edita, viena iš labiausiai mitais apipintų maisto produktų grupių – grūdiniai produktai. Duona – gerai ar blogai? Makaronai – valgyt ar nevalgyt? Kaip yra iš tikrųjų? Svarbiausia skirti viso grūdo produktus ir tuos, kurie gaminami pašalinant kai kurias grūdo dalis, kitaip tariant, rafinuojant. Taigi, makaronai ir duona gali būti sveikatai palankus, tačiau žinoma svarbus yra jų kiekis. O koks skirtumas tarp viso grūdo ir rafinuotų miltų? Juk grūdas tai tas pats. Grūdas iš tiesų tas pats, tačiau gamybos technologija skiriasi, nes rafinuojant yra pašalinamas kai kurios grūdo dalis, išorinės grūdo dalis, iš kurių svarbiausia yra luobelė. Būtent su jie gauname maistingas medžiagas. Pavyzdžiui, grikiai. Jie visuomet yra viso grūdo, o baltieji ryžiai, jie yra rafinuoti. O kokie yra didžiausi viso grūdo produktų pliusai? Šie produktai yra mums vitaminų šaltinis, būtent B grupės vitaminų šaltinis, skaidulinių medžiagų, mineralinių medžiagų šaltinis. O kaip lentynose rasti sveikiausius variantus grūdinių produktų? Taigi ieškokite žodžio viso grūdo. Būtent šie grūdiniai produktai yra sveikatai palankiausi. O juos įtraukus į savo racioną, mes sumažinsime riziką. Rizika sirgti tokiamis ligomis kaip širdies kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, kai kurios vėžio formos. Edita, pažaiskime dabar degustacinę vakarienę. Štai makaronai, viso grūdo ir rafinuotų miltų, skaninti pomidorų padažų su bazilikais. Patiekalas paprastas, nieko čia nepaslėpsi. Paskanaukime ir pažiūrėkime, ar skiriasi skonis. Tai kaip, Kristina, ar skiriasi skonis? Iš tiesų skiriasi šiek tiek, bet kad nesirinkčiau valgyti viso grūdo makaronų, nes jie man neskanesni, tai tikrai taip nebuvo. Skanūs abu patiekalai. Nerafinuotų miltų gaminys, šie makaronai mums teiks labai daug maistingųjų medžiagų, kai tuo tarpu anuose daugiau bus tuščiųjų kalorijų. Skanaukit ir mėgaukitės, juk gera būti sveikesniam. Parengtas sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.